Teko apie Kurk Lietuvą programą ne tik girdėti, bet ir kalbėti su dalyviais ir kiekvienais metais jie jau 6 kartą vyksta tos rotacijos, vadinkim. Žmonės atvažiuoja tam tikrais lūkesčiais ir aš drįstu teikti, kad tie lūkesčiai matyti yra išpildomi, nes 80% tai yra didžiulis skaičius, 80% dalyvavusių lieka Lietuvoje. Didžiulė dalis lieka viešajam sektoriui ir tai rodo, kad galima pritaikyti žinias, galima matyti ir pratęsti tas įžvalgas, kurias jie galbūt darė dirbdami tuos metus, sakysim, institucijose įvairiuose Lietuvos. Tai aš manau, kad iš tikrųjų tai yra puikus modelis. Mes galėtume galbūt jį labiau išplėsti, nes čia yra tik tai apie 20 su trupučiu žmonių kasmet. Mes apie tai kalbam. Čia tie mastai nėra kažkokie super dideli. Bet pagal tą procentą pasiteisinusių, tai aš manau, kad mes galim tikrai ateityje galvoti, kaip tą plėsti, nes tai yra prasminga ir tai yra ne tik tiem žmonėm konkrečiai, bet ir Lietuvai. Mūsų ministerijoje yra daug projektų vykdoma ir tokių ne tik tai siaurai, kaip kai kas įsivaizduotų darbui su diplomatais, bet mes kalbam apie visą valstybę, visos valstybės gyvenimą ir apie sritis, kurias reiktų galbūt perimti patirtį iš kitų kraštų, pavyzdžiui. Arba kalbam apie strateginę komunikaciją, kas yra irgi bendras toks iššūkis galbūt visiems. Arba, sakysim, kalbam, kaip pristatyti Lietuvą. Tas sritis gal labiausiai artima būtų žmonėm, kurie paragavę tos patirties vakaruose, ar Oksforde, ar Kembridže, ar kažkur tai padirbę kampanijose. Tai mūsų noras Lietuvą parduoti tą gerąją prasme ir kad mes išpopuliarintumėm savo kraštą, pritrauktumėm investicijas, tai kas geriaugi gali tą žinoti, kaip tą padaryti, negu tie, kurie jau žino, kokie kriterijai svarbiausi. Tai aš čia vieną iš sričių tik tai paminėjau, bet jų yra tikrai daugybė ir mes tikrai rasime mielai pritaikymą tiems, kurie turi noro, kurie turi motivaciją, kurie gali, kurie pasirengia. Tikrai tikiu, kad jie sugrįš ir pritaikys savo žinias.